Ok. Kadra. Jau, viskas. Labas vakaras. Šioje laidoje neįspygink į akį. Labas vakaras. Šiandien vėl mes pasikvietėme į laidą Prisijunk ir aš ir tu Tele2. Oi. Vincent Blue, Tele2. Kadangi dabar pas mus svečiuose yra nebe Lygimantas Vaivada, kaip aišku, o Evaldas Navickas, tai čia mano brolis, kaip aišku. Pala, čia mano brolis. Čia, palauk. Gerai, jūs žinai, broli. Evutė, lysk iš kadro. Palauk. Čia yra mano brolis, čia. Pala. Štai yra mano... Netuvins kadrė turi būti. Štai čia yra mano brolis. Pašnekėkim dabar šią temą. Kaip jūsų amžiuje... Lauk, tu esi nusispėlė. Mes filmuojamės ir tu palikti jungtą telefoną. Va. Mes filmuojamės. Tuoj. Išjung telefoną. Gerai. Nu tai va. Išjungi telefoną. Gerai. Palauk. Nu, tu manęs nervuok. Na gerai. Šioje laidoje šiaip mes šnekame apie gyvūnų priežiūrą. Seksą? Kadangi... Seksą? Ne seksą. Palauk, man kitas telefonas išsijungia. Išsijungia, tai dėk į vietą. Ne tą. Gerai, viskas yra. Mes dabar šiaip pakalbėjome apie gyvūniją. Nu. Pakarodų. Ai, tu žinai. Nu ir... Kažką turėjom filmuoti, bet... Aišku. Čia Gražvydas, aišku, Melėšius, kaip visą laiką. Prisijunk laidoje ir aš ir tu Tele2. Baigi čia tas operacija. Aš ir tu Tele2 visą laiką bus kartu. Prašom, štai jis išeina, žygiuoja iš mūsų laidos. Aišku, jam ne visą laiką sekasi. O, ble, kokia rūra. Operatorių. Iš čia. Taip, gerai, toliau žiūrėsim. Gerai. Štai, Evaldas pas mumis laidoje papasakos, kaip prižiūrėti Ūsus? Ūsus, ne gyvūnus, ne ūsus. Na. Ir aišku, čia yra Arvydas Matjauskas? Ne. Kokia pavardė? Jonaitis. Telefonas. Kokia pavardė? Jonaitis, va. Ir jisai... Pa. Tu manęs nebėsink. Tuoj. Netėmė. Gerai. Štai, jis mums papasakos, kaip... Tai čia. Čia yra Agnė Tutkevičiūtė, čia yra Evaldas Navickas. Štai mano yra geriausi broliai. Čia mano mergaitė. Nu, Arklio pusbrolis. Ko? Arklio pusbrolis? Ką tu paminėjai? Gerai, eik iš laidos. Eik iš laidos, taigi. Iš laidos eit, nefilmuok tu jos. Dabar kol kas. Vėliau galės filmuoti. O ką čia ruodė? Nu, Agnė, nebesai. Nu, ir žinot, kaip Kaip aš papasakos šnekėk, apie ką čia šnekėjai? apie gyvūnų priežiūrą. Nu, tai šnekėk, ką tu norėjai Ir pasakyti? šiandien norėjau paklausti, kaip galima prižiūrėti gyvūnus be priežiūros. Nušaut? O jeigu, pavyzdžiui, į ginklų parduotuvėj įeinant pasako, kad jūs tundukas ir sako, jums ginklų neparduosi, su katruo nušaut? Tada į patį nušauti. Šunį? Aš turiu šunį ir jam yra 7 metai. 8 metai. 9 metai. 10, ne, melu. 8, ne, 7. Vadovauk. Paradai. Nu, 8 suėjau. Ne, viskas. Čia tas... Čia prie operatorius mane nervina. Minutė. Grįšiu. Tu man! Tik čia. Evaldai. Padėk. Nu gerai. Mes grįžom. Truputį. Tai tu šneki, ne? Kraujas bėg. Nesvarbu, čia mane biškį blokina. Norėjau aš esu. Nu ir... Kaip būtų geriausia prižiūrėti šunis. Bakinant. Terjerus. Bakinant. Man rankas skauda. Kad čia dar? Žiegėlis. Net nesimata. Ne mane fotografuok, jį fotografuok. Čia filmuoji. Čia video kamera. Kada čia dar į kamerį? Prisijung. Mes ir vėl čia. Nebesai. Ok. Nu ir
Ką sakai? Gerai. Kur? Sakiau ok. Aš tą žodį sakiau. Kada? Ką tik? Kam jis tau reikalingas? Ką tu čia dar? Tapšienų perpėti. Tap, šiandien. Nu ir, pavyzdžiui, mano laidoje yra dažniausias poveikis yra ratuose. Žinot, kas tai ratai? Nu va, pirkau šiandien britvą, nu matot, geltonas spalvos ir 2 ratų, bet, suprant, lenciūga nėra. Aš nežinau, kaip su juo pavažiuoti. Jeigu būtų dar vairs nenulūžęs, būtų visai praktiškas paspirtukas, bet kadangi taip jau išėję. Na va, štai, Evaldas. O, SMS-as pavėjai. SMS-a nėra. Tu nelįs prie tų telefonų mūsų laidos metu. Nu, Dabar filmuoji. nu gerai. O tu paliekti jungtą telefoną Tai aišku. ir tavo SMS-ui pareini. Nenoriu, tu laidai dalyvauti.